Tylos namai Šiauliuose plečiasi ir nuo šio laidojimo paslaugas teiks ne tik šiauliečiams jau žinomoje vietoje Žemaitės gatvėje, bet ir Vyskupijos pastoracinėme centre šalia katedros. Tačiau jų kūrėjai sako, kad tai kur kas daugiau nei tradicinė šarvojimo salė. Tai vieta, kurioje telpa viskas, ko reikia netekties valandą. Pagarba, pagalba ir dvasinė ramybė. Tai atjautos namai. Tikslai mūsų sukurti atsisveikinimo erdvės, kad kiekvienas miesto žmogus galėtų į jas patekti. Šiuo sunkiu momentu, kada atsitinka bėda, stengiamas padėti žmogui, nes visi patiria netektį ir sunku gal priimti sprendimą reikiamą. Tai mes ir atliekame visas laidojimo paslaugas. Idėja kurti visapusišką pagalbą teikiantį centrą pačioje miesto širdyje, pasak Šiaulių vyskupo Dariaus Trijonio, tai patogumo žmonėms. Tiesiog norėtųsi kartais, galbūt mes, kai čia gyvename, čia dirbame kartu netoliese, galbūt atrastų kažkas nori, nedrįsta tai pakalbinti kunigo ar dvasininko einančio kieme, bet tiesiog gal ta bus proga tiesiog žmogui, kartais net neturinčiam to tokio galimybės kitą kartą netikėtai sutikti dvasininką ir kartais galbūt atrasti per tą pokalbį tiesiog tą norą vėl išgirsti apie tas amžinąsias vertybės ir apskritai apie tą išgirsti apie paguodos žodį, kuris yra surištas su krikščioniška viltimi. Tai vertinu labai gerai. Tai yra didelis džiaugsmas, kad žmonėms yra patogumas. Čia viskas vietoje. Tai labai puiku ir ypač teko man dalyvauti tylos namuose, turėjau uošvienės laidotuvės, labai patenkintas aptarnavimo kultūra. Šiuolaikinėse salėse apgalvota viskas, nuo interjero iki technologijų. Čia galima ne tik ramiai atsisveikinti, bet ir prisiminti Velionio istoriją per nuotraukas ar vaizdo įrašus, rodomus ekranuose. Šioje salėje turime apie 50 vietų. Aišku, kaip ir matote, esame rengę projektorius, stovi kompiuteris, per kurį galima, aišku, įdėti laikmeną, per laikmeną leisti visas nuotraukas, kas yra susijęs su Velioniu, išpildome visus lūkesčius, ką prašo artimieji. Patys dekoruojame gėlytes, kaip matote, yra dirbtinų gėlių puokščių, jeigu reikia, padarom ir gyvų gėlių puokščių. Ir viską atliekame taip, kas yra reikalinga gedintiems žmonėms. Šiandien keičiasi laidojimo tradicijos. Didžioji dalis mirusiųjų kremuojama. Tačiau kokia bažnyčios pozicija šiuo klausimu? Šiaulių vyskupas Darius Trijonis paaiškina, kad svarbiausia išlieka ne laidojimo būdas, o pagarba ir tikėjimas amžinuoju gyvenimu. Iš tikrųjų, svarbiausia bažnyčios mintis yra, kad žmogus suvokia, kad jis turi amžinąjį gyvenimą, kad su mirtimi nesibaigia mūsų žmogiška egzistencija. Ir tas svarbiausia tokia mintis, kad išliktų, kad žmogus turi viltį, kaip krikščionis, kad mes prisikelsime ir mūsų laukia prisikėlimas. Tai ir, pavyzdžiui, o būdas, žinot, kaip sakoma, ne visada kartais gali pasirinkti mirties savo būdą, kartais būna, kad žmogus žūsta, kartais neranda ir palaikų ir panašiai. Tai tas kremavimas vienas yra iš būdų, kuriuo žmogus tiesiog yra palydimas į amžinybę. Šalia įsikūrusio pastoracinio centro durys taip pat atviros visiems. Čia galima ne tik išgerti kavos, bet ir rasti dvasinę atgaivą ar pagalbą iš savanoriškų organizacijų. Pas mus visi gali ateiti norintis atsigerti kavos, arbatos, po šventų mišių. Ir šiaip tiesiog esat darganotam orui, ar šiaip tiesiog miestiečiai, svečiai, visi gali užeiti ne tik kavos, bet ir nusipirkti įvairių dalykų, ir knygų, ir religinių, įvairių prekių. Tai visada maloniai visus kviečiame. Mano ta mintis kaip atjautos namai, kad po vienu stogu būtų ir maltiečiai, ir karitas. Ateina žmogus, ateina, jis ieško pagalbos ir, pavyzdžiui, Lietuvoje labai
tiek išvystytos maltiečių, tiek karito veiklos ir jos stengiasi nedubliuoti vienas kito veiklų, bet persidengia. Pavyzdžiui, jeigu maltiečiai neturi kažkokios programos, tai karitas turi. O žmogus atėjęs po vienu į tą organizaciją, tas organizacijos, kurios yra po vienu stogu, gali būti lengviau nukreipiamas. Jam nereikia sakyti, kad tu važiuok į kitą miesto galą, pas maltiečius arba į karitą, į kitą pusę. Tai va, jis randa viską vienoje vietoje. Taigi tylos namai siekia tapti vieta, kurioje netekties skausmas būtų apgaubtas ne tik profesionaliu, bet ir jautriu, visapusišku, žmogišku rūpesčiu.